Kokius dujinius šovinius turėtumėt naudoti savigynai, galbūt net nežinojot, kad yra skirtingų dujinių šovinių. Galvutės spalva nusako, ką tas šovinys daro. Standartiniai yra žalios spalvos ir jie turi vidutiniškai garsą, vidutiniškai šviesos ir jokio pipiro, tai su jais nelabai apsiginsit. Toliau turim į geltonumą šovinius ir jie jau turi daugiau šviesos, dėl to jie vadinasi dažniausiai flash cartridges, nes daugiau šviesos, bet irgi jokio pipiro, tai nelabai kažką su jais apsiginsit. Ir tada turim, pavyzdžiui, ašarinius šovinius, negaliu išpakuoti, nes užpakuota, bet jų galvutė yra mėlyna ir su ašariniais šoviniais jau tikrai galit pradėti gintis, jeigu tas atstumas yra iki 5 metrų. Ir tada turim turbūt efektyviausius raudoną galvutę šovinius ir jie yra pipiriniai šoviniai, aš rinkčiaus pipirinius šovinius. Bet jūs parašėt savo komentarę žodį kulka. Turėkite omeny, kad dujiniai ginklai neturi jokios kulkos. Tas parakas dega, pipiras išskrenda ir jūs žmogų galite neutralizuoti su pipiru, panašiu principu kaip su dujų balionėliu neutralizuotumėt žmogų, bet pats dujinis šovinys jokios kulkos neturi. Ta galvutė prasiplečia, išlėkia dujos ir viskas. Dėl to dujiniai ginklai ir yra C kategorijai, nes jie neturi kulkos. Kai šovinys turi kulką, jis perlipa į B kategoriją. Dujinius šovinius rasit Getbackse.